Lietuvoje didžioji dalis individualių namų gyventojų naudojasi lauko tualetais ir išgrėbimo duobėmis. Tik pas nedaugelį yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai atitinkantis aplinkosaugos standartus. Taip ir mūsų turimais duomenimis daugiausia vis tik tai yra būtent šitų nuotekų sukaupimo rezervuarų, tai yra apie 500 000. Atkreiptinas dėmesys, kad tik 11% maždaug yra sudaręs sutartis su nuotekų vežėjais. Taip pat yra apie 10 000 biologinių nuotekų valymo įrenginių ir apie 30 000 septinių sistemų. Aplinkosauginę kontrolę šitų įrenginių atlieka Aplinkos ministerijos regioniniai aplinkos apsaugos departamentai. Ir būtent tos kontrolės rezultatai rodo, kad gyventojai tampa sąmoningesni, daugiau dėmesio kreipia į aplinkos kokybę, savo gyvenimo kokybę ir atsakingiau žiūri nuotekų tvarkymą. Parenkant kiekvieno namo valymo įrenginius, jeigu galima taip sakyti, didelė atsakomybė tenka projektuotojui, kuris atsižvelgęs į daugelį dalykų, į nuotekų kiekį, į nuotekų užterštumą ir kitus, parinktų tinkamus sertifikuotus valymo įrenginius to namo nuotekoms valyti. Nuotekų valymo įrenginius pardavinėjančių įmonių daugėja kiekvieną mėnesį ir visos jos siūlo geriausius ir aukščiausios kokybės gaminius. Tokie įrenginiai panašus tik iš pirmo žvilgsnio. Pagrindinis skirtumas yra jų kokybė, kurią parodo nuotekų valymo įrenginių sertifikatai. Pirmiausia, kad turi gauti žmogus, tai, sakykime, atitikties deklaracija. Atitikties deklaracija išduodama gamintojo, kur nurodyta, kad įrenginys yra sertifikuotas. Kitą dokumentą, kurį privalo gauti pirkėjas, tai yra techninis pasas. Yra tam tikra lentelė, kuri yra užpildoma, taip pat yra įrenginio numeris ir jo našumas. Įrenginiai perkami arba montuojami Lietuvos teritorijoje turi turėti CE ženklinimą. Įsigydami įrenginį žmonės turėtų labai stipriai atkreipti tai dėmesį. Deja, ne kiekvienas gaminys montuojamas Lietuvoje turi sertifikatą. Didžioji dalis, gal nesakyčiau didžioji dalis, sakykime, yra gaminių sumontuojamų tikrai nesertifikuoti gaminiai, jie neturi patvirtinančių jokių dokumentų, o ne kai kurie pardavėjai bando pakišti galbūt ne visai tikrus arba nieko nevertus dokumentus. Lietuvoje sertifikatas patvirtina, kad nuotekų išvalymas atitiks aplinkosauginius reikalavimus. Jie išduodami po ilgų bandymų ir testavimų notifikuotose laboratorijose. Tokiose ES valstybėse kaip Vokietija reikalavimai nuotekų valymui yra dar griežtesni. Vokietijoje neužtenka turėti CE sertifikatą. Reikalingas ir specialus Vokietijos žemėse galiojantis nacionalinis techninis liudijimas. Yra didžiulis skirtumas tarp regionų. Skirtingose regionuose galioja skirtingi reikalavimai vandens valymo įrenginiams. Todėl gyventojas turi žinoti, kokį įrenginį jis turi naudoti savo regione. Atsižvelgiant į tas kategorijas, gyventojai turi pasikeisti savo senus vandens valymo įrenginius į naujus šiuolaikinius. Jiems duodama keletą metų tam, kad tai padarytų. Dotacijų sistema Vokietijoje sukurta taip, kad jis skaičiuojama pagal tai, kiek šeimoje yra asmenų. Pagal tai yra skiriami konkretūs pinigai. Visuomenės sveikatos centras nustatė, kad leistinas nitratų kiekis vandens šuliniuose viršijo normą daugiau nei trečdaliu, o kaimo vietovėse, kur dominuoja lauko tualetai, aptinkama ir mirtinų bakterijų E. coli. Todėl tinkamas nuotekų valymas turi būti aktualus tiek savo sveikatą saugantiems gyventojams, tiek aplinkosaugą prižiūrinčiams valstybinėms institucijoms.